Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybė? Tik viešumas išsklaidys abejonės. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kauniečių akimis. Analitinė laida, analizuosime, kas vyksta Lietuvoje ir už jos ribų. Ir, žinoma, galite taip pat jūs užduoti ir klausimus, ir išsakyti savo nuomonę. Telefonu 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, sveiki. Sveiki. Ir aš Kęstutis Pukas. Kas, Karoli, šiandieną 5 koloną sukūrė Lietuvoje? Kad 5 kolona yra, kad yra tos propagandos, kažkokie tai, žinot, dirba socialiniuose tinkluose, rašo, viskas tvarkoj. Bet Seime, kur yra informacija stebima ir tikrai vadovai turi visą informaciją. Jie dirba su slapta informacija ir gal Skvernelis įžvelgia ką nors? Gal jis gauna išsame su prezidentu kartu kažkokią kitokią informaciją nei Paluckas? Sudėtingas klausimas. Visų pirma, tai 5 kolonos nėra. Aišku, nėra. Nėra. Suprantat, 5 kolona atsirado jinai. Tas pavadinimas atsirado do karo Ispanijoje, pilietinio karo. 5 kolona tai būtų žmonės, kurie dirba prieš valstybę, kitai iš vidaus, valstybei. Viduje valstybės. Dirba kitai valstybei, taip. kitais interesais. Na. Tai čia dabar pasakyti, kad pas mus yra žmonės, kurie dirba kitai valstybei. Vienas dalykas, tai reikia surasti tokias valstybės, kur pirktų tokius žmonės, ką jie čia Lietuvoje gali padaryti. Tai iš tos pusės, kas čia tokie yra. Antras dalykas, tai yra visiškai nevertinti mūsų saugumo tarnybos. Tai yra saugumas valstybės. Tai jie ne tik kolonai. Jie viską. Ne tik kolonai. Ką ten kalbėti čiaigi. Tai, ko siekia įvardindamas Seimo narius, kurie ne jo nuomonė, jo kažkokie dar pykčiai iš anksčiau. Žinot, yra, kai ten Žemaitaitis turbūt ir po Skverneliu pasakė ten žodžius, dar kažkokius, žinot, tai čia keršto reikalai kažkokie. Aš jums pasakysiu savo nuomonę, pasakysiu savo nuomonę. Kaip taisyklė, tai čia yra tokie žmonės, kurie mėtosi tokiais žodžiais, jie nesugeba dirbti. Jie nesugeba dirbti. O kada nesugeba dirbti, tai tada ieško priežasčių. Jūs puikiai atsimena turbūt, kaip vadinamas tas patriarchas, valstybės vadovas. Kaip jis žmonės vadino, šunauja. Čia nuo to atėjo paskui iki marginalai, vatnikai, čia kremliniai ir dabar 5 kolona. Čia lygiai nuo to. Taip, bet kiek dabar pučiamas skandalas, provokacijos, pažiūrėkit, tapėtinį vakar, aš tai žiūrėjau, tai tiek jinai provokuoja Palucką, tiek jinai čia, kaip tu dabar čia į skandalą nesivėlė. O tas ramiai sako, mums dirbti reikia Lietuvą jau, nežiūrėti ten kažkokių tai prisigalvojimų. Tai vis tik tai, aš manau, neturėtų būti tokių dalykų. Turi dirbti, visi atėjo dirbti. Bet jie neturėtų, bet jie bus. Jie bus, suprantat, ir bus dėl to, kad žmonės apsileido, ir dabar leidžia daryti tiem vadinamiem renka bet ką, nors aiškiai mato, kad kenkia žmonėm, kenkia valstybė, jie aiškiai mato. Bet žiūrėkit, iš kur pamatyti? Televizija LRT dirba sistemai. Ir dabar, pažiūrėkit, ką kalbina. Tie, kurie nustumti žmonių į šalį, tai jie dabar visur kišami, jie nuomonė, jie čia. Tai iš kur jiems žinot? Jie ką pažiūrė, ir man geriausia sako, tai kam jūs čia skaitot visokias kitas, įsijunkit panoramą ir viską sužinosit. Tiesa buvo, žinot, sovietų laikais, kada buvo, tik tai tiesą galėjai skaityti. Komjaunimo tiesa buvo ir tiesa.
Tai ar tas žmogus šiandieną nesidomėdamas giliau gali jisai sužinoti iš tos mūsų sisteminės žiniasklaidos, kas vyksta iš tikrųjų? Juk neturi jokių šansų. Yra tiesos, ką jūs sakot, yra tiesos, žinot, man tokių klausimų nekyla, kadangi... Tai jūs gilinatės, tai yra daug žmonių, kurie gilinasi, bet kiek kadangi nesigilina. aš skaitau ir ne tai, kad aš dabar skaitau, pavyzdžiui, Ameriką, taip? Tai aš skaitau abi pusės. Aš skaitau, ką daro Trumpas, ir aš skaitau, kokios jam pretenzijos. Nėra ten taip paprasta. Taip. Ir pažiūrėkit, dėl tos informacijos dabar čia kalba taip ar taip. Atėjo mūsų radijas ir televizija, tai tapo visų priešas. Visų. Nes mes imam dokumentus, mes viešinam ir niekam nepataikaujam. Ir visi, oi, čia su pūku, niekam čia rinkimus nelaimėt. Na, mes dirbam žmonėm. Kaip žmonių niekas nevertina, taip ir mūsų informacija politikam nepatinka. Žiūrėkit, bet mes turim požiūrį. Mes juk niekada nieks negirdėjo, kad mes eitumėm ten kas su ko, kur, kada. Mes neužsiimame tokiais dalykais. Mes žiūrim darbus. Taip. Ir žiūrim, kad tie darbai, kuriuos turi atlikti, kuriuos žmonės išrinkti, pasamdyti darbam, jie privalo jas gerai atlikti. Čia negali būti jokio kompromiso. Bet kai jie nedirba ir mes jiem parodom, tai pažiūrėkit, kaip jie nepatenkinti. Tai kaip jūs čia drįstat, mes čia visur pasakojam, kaip čia gerovės valstybė, kaip pakėlę galvas čia turi vaikščiot visi ir kaip tik tai širdies, kaip ten sakė, širdies ir proto neturintys gali neįvertinti konservatorių gerų darbų padarytų. Tai jūs, aš suprantu, kad Lietuva vystosi, žmonės dirba, įmonės veikia. Bet netrukdykit, jeigu mes patekėm, kiek jie trukdo, kiek jie daro įvairiausių spaudimų žmonėm, daro bereikalingų visokių biurokratinių aparatų prikuria. Kiek jie visko, jeigu mes paskleistume viską, tai turbūt mums bylas čia iškeltų ir surastų visokių dalykų, ką jie iš vis daro. Tai dar mes čia taip, sakykime, mandagiai, mandagiai dar. Žiūrėkit, aš tada pasakysiu savo nuomonę apie save. Juk kada čia prasidėjo tas sąjūdis visas, aš juk buvau suaugęs. Aš jau turėjau stažą 40 metų darbo. Aš dirbau gerai, mokiausi gerai. Ir aš mačiau, kas eina. Ir kas eina, ir jie ten nebuvo ginčų, kad nepriklausomybė, ne dėl to. Bet ką jie šnekėjo? Man tiesiai akis šneka. Mes parodysim, kaip reikia dirbti. Tu sakau, kodėl tu neparodai? Bet mes čia kartu dirbam, kodėl tu neparodai? Tai, jo, čia reiškia, nesako tai, bet aš čia dirbu, tai nors aš dirbau geriausiai, suprantat? Geriausiai visi žinojo. Nes buvo pavyzdys matė. Kada mane paskyrė to karjero viršininko, aš nenorėjau visiškai įeiti, aš neturėjau nieko bendro su juo, su to karjeru, su tais darbais. Mane tiesiog įprašė direktorius, sako, nepalik, sako, aš prapulsiu. Tai mane į tą karjerą nuvežė į statybininkų vagonėlis, tas, kur yra su buldozeriu, aš asistuoju ant buldozeriu, buldozeris privažiavo. Jo. O darbas, juk tada buvo darbas, reiškia, grafikas, be išeiginių. Visas 7 dienas per savaitę dirbti. O jeigu... Ir dirbot įmonėje, o ne Lietuvai. Čia atėjo dirbti Lietuvai, čia atėjo dirbti valstybei mūsų, žmonėm. Bet aš ten irgi dirbau žmonėm, suprantate, aš dirbau žmonėm. Tai aš padariau, blogas buvo geležinkelis, jau buvo geležinkelio transportas. Aš nutiesiau naują geležinkelį. Technika visa pas mane buvo puikiausia, reikėjo perdirbinėti. Ir perdirbo ir su žmonėm, su tais pačiais žmonėm, suprantat? Bet aš dirbau su tais žmonėm. Ir ten visokių žmonių buvo. Ir gėrė, ir visai, bet reikėjo su jais rasti kalbą, kad tai rezultatą. Buvo, reiškia... Šunauja nevadinot.
Ne. Buvo ir tokių buvo, kad direktorius prašo, sako, klausyk, būk geras, paimk tą. Tadagi buvo kai grįždavo iš kalėjimo, reikėdavo įsidarbinti, žinot. O ten įdarbino, kai 6 kartus sėdėjęs kalėjime. Į ten įdarbino naktinį pamainą dirbti, kuris ten tau dirbs. Ateina jam, ką pasako, tai jis peilį išsitraukė, sako. Tai tos moteris, meistras, viršininkės skundėsi, tai direktorius paimtų jį. Tai aš jį paėmiau, suprantat. Nėra taip paprastai. Bet aš jam daviau šilumvežį, jis vežiojo molį, jis vaizduoja. Juk ten nekontroliuosi, juk jie dirba kiaurą parą kiekvieną dieną, ašgi negaliu 7 dienas dirbti. Reikėjo darbą sutvarkyti ne taip paprastai. Bet jis dirbo, jis gabus yra, jo toks gyvenimas, suprantat. Būdavo nutrūksta, ką padarysi. Visokių tų žmonių yra. Bet dirbo ir... Dabar sakykite, ar... Tai baigiu sakyti. Bet aš visą laiką buvau jokiausių iš tų komunistų, todėl kad būdavo per gamybinius Karolis padėktų tam. Ten visi cecho viršininkai visokie komunistai, suprantat. Tai aš būdavo jokios, sakau, ką jisai neįgalus yra, ko jam reikia padėti. Amžinas bėdos, suprantat. Tai manęs nepriėmė partija, aš jį neprašiau, kad priimtų. Bet tada, jau nebuvo čia tų, kad sodintų kalėjimą, žinot. Bet kada tie, aš jais netikėjau, kad jie padarys nei vienos dienos. Čia apie sąjūdį šnekat, kurie atėjo. Jo, tie ir Kurt Lietuvą. Kurt Lietuvą. Ir tos konservatorius, ir Nausėda. Aš 2 kartus už jį balsavau, bet aš ne už jį balsavau. Aš balsavau, kad neišrinktų Šimonytę. Ir aš netikėjau, ir aš netikiu, ir aš žinau, kad jis nieko nepadarys. Tai ką aš dabar 5 koloną? Jeigu aš noriu, kad žmonėm būtų gerai, kad čia gali būti gerai, suprantat? Ir mes su jums dirbom, kiek metų, pažiūrėkit, dirbom Kaune dėl tų konservatorių. Ir pažiūrėkit, rinkimai, ar ne? Mes 7 metus dirbom. Ir, vadinkim, parodėm žmonėm, ką daro liberalai ir ką daro konservatoriai. Su tyriamai žurnalistika, su filmavimai, su montavimai, su važiavimais į vietas. Ir veltui. Parodėm ir dabar pažiūrėkit, priešai. Ir dabar sako, žinot, čia mus išrinko, Matijošaitį išrinko, mes irgi tada ėjome į rinkimus, mums 3 vietos, jam 17. Turėjo būti atvirkščiai pagal visą darbą. Ir būtų Kaunas šiek tiek kitaip žmonės gyvenę. Bet esmė pati, kad visos partijos šiandieną vengia tokių kaip mes, kadangi mes vis tiek kalbėsim tiesą. Tai ar verta su mumis prasidėti, ar verta mums padėti, kad mes dirbam žmonėm? Juk jie gali visi žmonėm dirbti, bet jie nedirba. Nedirbs, todėl kad dirbti žmonėm reiškia, turi dirbti kiekvieną dieną. Ir iš širdies turi tai būti, o ne už pinigus, ne už kažką. Turi žinoti, turi pažinti žmonės, suprantat? Aš nuėjau į savivaldybę 2000 metais. Pavyzdžiui, pažiūrėjau, iš karto pamačiau, kad kiekvienas skyrius sudarinėjo sutartis. Sudarinėjo. Pamačiau, man ten nereikia daug aiškiai. Pamačiau, kad svarbu sudaryti sutartį, sumokėti ir jokios kontrolės nieko nėra, suprantat. Pamačiau, žmogus yra komunalinio ūkio skyrius žmogus, tokiam dalykam tinkamas. A jis kaip žmogus, kur žinot, kur gali dirbti, jis nebalevoja, ten už stalo kalbų nesako, tai visada būna tokia šonė, žinot. Aš jam daviau tas visas, aš tarybos narys, suprantat. Ašgi nedirbo administracija, bet, naudojausi. Pasakiau administratoriui, tam direktoriui pasakiau, šitą žmogų paskirti. Niekas su manim nesiginčia. Paskyrė, jis paėmė visas sutartis. Visas, suprantat? Žinot, kiek buvo nepatenkintų? Bet iš karto jis paėmė sutartį, iš karto jis žiūri datą, įsipareigojimai. Ir per tą žiūrėjimą išlindo ir tas auksinis tualetas. Per jį išlindo. Išlindo Britanika, išlindo vedukas auksinis. Per jį.
O žurnalistų būdavo tadagi pilna savivaldybė kiekvieną posėdį. Galvojat, nors vienas atėjo pas mane paklausė, ką tu darai? Dar į priešų visur. Ir prieš Taigi, dar pradžioje, kai mes dirbdavom, tai būdavo, oi, bruderis, čia, oi, čia reikia stebėti, sekti, kuris ten su kuo, kas kur ką. Kiek sekėm, tiek nieko neradom. Nu ką jie gali? Tai ir mes žiūrėjome Nu, ką jie gali su rasti? mūsų žurnalistais. Jo, ką jie gali rasti, suprantat? Jo. Bet Ir čia vat, politinė sistema. Vat, kaip žmonėm suprasti šitos dalykus, kaip paaiškinti, kad ta politinė sistema jums bruka vat, tai, ką jie daro čia kaip gerai, kaip čia sako, sutartį sudarinėja, pinigus išmoka, o darbų nėra. tai pilna dabar pavyzdžių, kiek Tai nori. pilna jų, mes turim tų konservatorių. Ir kai mes pradirbom šitiek metų, parodėm žmonėm, kas vyksta, žmonėm akis atsivėrė. Ir tada prarado Kauną konservatoriai. Kaip šitiek metų Kaunas buvo pagrindą prarado? Per ką? Per mūsų darbą pagrindė Taip, prarado. taip. Čia net nenorisi imtis kažkokių nuopelnų, bet taip yra. Na ir šiandieną matom, kad mūsų darbas irgi daugam nepatinka. Nu, aišku, kaip gali patikti. Ir šiandieną, jeigu mes sakom, kad vat, kalbant apie grynus pinigus, o dar paimkim temą, galbūt pakelkim. Žmonės turi teisę turėti savo piniginį pinigų. Turi teisę turėti bankę savo pinigų. Nu, jei pasidėjai, tau sumokėjo už tai šiek tiek procentų, kai reikia tau pasiimk. Pažiūrėk, padėt, prašau, atsiimt, susimokėk. Nu, kur šitai matyta? Ar yra tai pasaulyje, kur nors, aš nežinau, Vokietijoje man teko turėti reikalų, tai šiandien nustebu, kai aš sakau, tai kiek procentų reikia susimokėti, paimti grynus pinigus, nes aš ten tokį pirkinį dariau. Apie ką tu čia kalbi, sako, čia mano pinigai. O ką čia dabar daro, pažiūrėkit. Aišku, patogu yra tos kortelės, patogu atsiskaityti, ten telefonu, ten visos tos paslaugos, patogu, bet pažiūrėkite, kur eina. Ir pažiūrėkite, analitikai pasaulio, kurie analizuoja, sako žmonėm, kiekvieną kartą, kada galite, atsiskaitykit grynais pinigais, parduotuviai nors eurą, nors 3 eurus susimokėkit. Dėl to, kad jie stebi visą situaciją rinkoje ir sakys, pažiūrėkit, 1% žmonių tik tai atsiskaito grynais, visi kortelėm. Visiškai uždraukim grynus pinigus. Kam jų reikia? Nes pinigai kainuoja, popieriniai ir metaliniai. Tai prie ko veda? Žiūrėkit, Kontrolės pilnos. žmonių pavertimas vergais prie ko veda? Žmonėms laisvės davimas, dirbti davimas. Valstybė turi užtikrinti sąlygas žmogui dirbti, verslui. Ir pažiūrėkit, paliečiam mokesčius. Valstybė sudaro sąlygą žmonėm dirbti. Žmonės uždirba ir žmonės moka mokesčius. Tik tai toks atvejis yra, jokio kitokio. Jeigu valstybė nesudaro, reiškia, sąlygų žmonėm dirbti, o ima mokesčius, tai valstybė žlunga. Negalima imti tą, ką tu nedavai, suprantat? Aš, reiškia, savo laiku dėsčiau universitete darbo mokslinis organizavimas, normavimas. Darbo organizuoti moksliškai, tai mokslas buvo, čia nuo tų japonų atėjo dar, kaip jie tą savo suorganizavo. Jų ten organizuotas buvo darbas, tai idealiai. Tai paprasti dalykai. Kaip galima imti mokesčius, kaip dabar galima imti mokesčius už nekilnojamą turtą. Pažiūrėkit, čia Ąžuolas Seime kalbėjo smulkiai. Kada žinai, kad tu tos žmonės nuskriausi. Jiem uždirbti reikia duoti. Ir uždirbs, ir jie mokės. Ir tada nėra problemų. Dabar grįžtam prie pinigų. Žiūrėkit. Labai svarbus klausimas. Juk mes jau minėjom, 22 metais Seimas priėmė konservatorių, aišku, čia iniciatyvą. Atsiskaitimų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas. Kas jį pasirašė tą įstatymą? Nausėda. Jis ką nežino?
Ir čia pati esmė, žmonės aišku priprato, galvoja, kad čia taip ir turi būti. Neturi būti tokių dalykų. Neturi. Jeigu aš turiu pinigų, aš galiu nusipirkti, ką noriu. Mano reikalas, Taip. suprantat, valstybei, ypatingai dabar, 21 amžius, mano reikalas. Yra įstatymai, yra ribojimai, ką aš negaliu daryti, tai aš negaliu daryti. Tam yra institucijos, kurios žiūri, kad žmonės laikytųsi įstatymų, laikytųsi tvarkos, viskas tvarkoj. Bet žmogus turi būti laisvas, pasirinkti profesiją, taip, pasirinkti darbą, pasirinkti, ką daryti su savo pinigais. Ir jis tų pinigų turi uždirbti daugiau, kitaip prasmės nėra, suprantat? Kitaip bėga žmonės iš tos, ieško kitur, kur geriau. Varžėkit, Žemaitaitis jau tą Nemuno aušrą pateikė į to įstatymo apribojimo grynaisiais pinigais pataisas. Jie pasiūlė, reiškia, pirmiausia, nuo dabartinių esančių 5 000 ribojimo grynais pinigais atsiskaitimo iki 15 000. Teisės departamentas pastabą pateikė, kad ne iki 15, bet iki 10. Žemaitaitis sutiko, tegu būna iki 10. Čia kas buvo prieš, aišku. Visi konservatoriai ir liberalai. Pirmiausia, tai man keista, kad Butkevičius, buvęs premjeras, žinot. Jis sako, dabar gali atsiskaityti ten, jis, nežinau, kodėl jis taip, bet tai Žemaitaitis sako, kad, reiškia, sutinka jie su to pasiūlymu teisės departamento. Iki 10 000. Iki 10 000 jo. Ir jis pavyzdžius duoda, jeigu šiandien perkate žemės ūkio technikos, tarkime, lietuvis perka iš Latvijos, jūs negalite. Yra Lenkijos pavyzdys, labai akivaizdžiai parodo, kada Lenkijos žmonės arba Lenkijos ūkininkai atvažiuodami šiandien pirkti žemės ūkio technikos, pirkti lengvo automobilio, arba pirkti kitą. Gerbiamas Algirdas Butkevičius sako, negali. Tai yra konkretus pavyzdžiai, kas yra konstatuota. Tikrai negali net už prekės, paslaugas šiandien irgi negalite. Jeigu jūs suma iš to vieno tiekėjo viršijų 5 000, jūs negalite atsiskaityti. Taip yra. Dabar dėl šešėlių. Šešėlių jokios įtakos tas neturi. Šešėlis yra visai kitas dalykas. Iš čia mini. Kriptovaliutas. Apie tos pervedimų, kur girtinai milijardai eina, kur suprantat, pavedimais. Dabar žiūrėkit. Plius, ką šiandien daro Skandinavija, Švedija, Norvegija. Lapkričio mėnesį visiems gyventojams išsiuntė rekomendacijas. Išleido tokias atvirutės, kur siūlo kviečia būtent gyventojus. Skatina atsiskaityti grynaisiais pinigais. Tai yra vienas dalykas. Žiūrėkit. Gentvilas. Čia tas jaunesnis Gentvilas. Šią savaitę pasiūlymai liejasi, kaip iš tikrųjų mažinti valstybės ir savivaldybės biudžetus, didinti šešėlį. Praeitą savaitę buvo pasiūlymas, kuris buvo atmestas dėl automatinių kasos aparatų termino atidėjimo. Jūsų pasiūlymas akivaizdžiai vėl plečia šešėlį. Netrukus valdančioji koalicija ateis su siūlymais apmokestinti legalų verslą. Lietuvoje PVM atotrukis jau yra 11–12% palyginti su Estijos vienu. Nesurinka jie. Tai gerbiamas koalicijos partneriai, jausdamas atsakomybę už gerai surinkamą biudžetą, jūs turite receptų, kaip mažinti PVM atotrukį Lietuvoje, kuris ir kartais didesnis už Estijos ir Latvijos. Nes konkrečiai jūsų pasiūlymas tik prisidės prie PVM atotrukio didinimo. Tai čia tas Simonas, kuris ar 300 000 užmokėjo už galimybę studiją, kaip statybos leidimų laiką sutrumpinti. Pasakė, nuo 6 iki 8 mėnesių sutrumpinsim. Reikėjo galimybių studijos. Už tokius pinigus. Sutrumpinsim nuo 6 iki 8 mėnesių. Jeigu pasakytų iki 6-8 dienų, įsivaizduojat. Bet ar ten reikia galimybių studijų? Tokiuose dalykuose. Reikia išlaidų kažkam sumokėti. Kažkam sumokėjo. Tai Žemaitaitis jiems sako, koks santykis tarp grynųjų pinigų PVM, gal jūs pasikonsultuokit su frakcijos nariais, kurie bent šiek tiek išmano finansus, o ne paukštukus. Paukštukus jis jiems prikišo, kur jie ten tos, žinot. Jie milijonus kišo paukščiukų tas. O tie vis išskrenda, vėl praskrenda. Čia kaip tas gaidžius keitėsi, kaimynai.
Dabar žiūrėkit, konservatorius Lingė. Aš turiu du klausimus. Pirmasis yra, ar rengdamas pataisas jūs konsultavotės su finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba ar mokesčių inspekcija? Jeigu konsultavotės, tai kokia yra nuomonė dėl šito siūlymo? Kad žmonės galėtų naudoti savo pinigus, tai turi pasikonsultuoti su finansinių tyrimų tarnyba. Vat viešai. O kitas klausimas, kaip dera šio pakeitimo nuostatos su, pavyzdžiui, civilinėme kodekse esančiais ribojimais, kai sudarant vekselius arba paskolas įmant viršė sumą 3000 eurų, reikia notarinės sutarties. Dabar 5 kartais didinant sumą virš atsiskaitimams, kurie būtų neribojami niekaip. Reguliavimas visiškai iškraipomas palyginti su kitais teisės aktais ir ten esančiais ribojimas. Tai čia tas Lingė, vienas iš konservatorių lyderių. Matote? Žiūrėkit, kaip sako Žemaitaitis. Ačiū gerbiamas kolega, aš kaip ir suprantu, konservatorių ufonautizmų ribų nebėra. Jeigu žinot, civilinis kodeksas reglamentuoja vekselius ir paskolas. Skirtingi dalykai yra. Absoliučiai. Jo, jeigu jūs bent jau mokat lietuviškai skaityti, tai įstatymas ir dėl Lietuvos Respublikos atsiskaitimų grynaisiais pinigais ribojimo. Čia, kur jie patys padarė tą. Jo. Gal galit man pasakyti, kokiais vekseliais jūs atsiskaitote ir kokią parduotuvę jūs nueinate, sumokate? Gal galit man pasakyti, su paskolos lapeliu nueinate, tai pasakote, šiandien aš pirksiu traktorių. Na, kolega, tiesiog nežeminkit savęs ir nesityčiokit. Tai čia toks rekomendacinis dalykas. Nu, čia toliau dar. Bet aš jums noriu, kad kokia yra atmosfera. Matot? Va, žiūrėkit. Dėl toliau dar jisai. Yra smulkusis vidutinis verslas, yra ūkininkai, kurie perka žemės ūkio techniką, perka padargus ir tos pinigus iš tikrųjų išleidžia. Tai aš siūlyčiau vieną. Įdėkite, kad savo vieną MTZ traktorą Belarusijos parduodate šiandien savo ūkio ir pažiūrėsiu, kiek per dieną atvažiuos. Žiūrėkite, pažiūrėkite, kiek per dieną atvažiuos Lenkijos pirkėjai, kurie šiandien superka žemės ūkio techniką. Veža į tą, matote. Nu, esmė čia, žiūrėkit, kas man patiko. Ignas Vėgėlė. Aš esu dėkinga Žemaitaičiui, kad pasiūlė tokį įstatymo projektą. Jisai yra paprastas, keičia tik tai skaičių iš 5 į 15, bet realiai čia yra vertybinis klausimas dėl mūsų laisvės. Ar mes norime likti laisvi ir nekontroliuojamai galėti atsiskaityti? Kad valstybė ir kitos institucijos nežinotų, kas mus daro ir ką perka. Ar mes vis tik einame link tokios kontrolės valstybės, kuri kiekvienas žmogaus žingsnis, kiekvienas atsiskaitimas, kiekvienas sumokėjimas ir žinomas valstybė per bankus, per mokesčių inspekciją. Mokesčių inspekcija turi prieigą prie bankų. Bankai turi prieigą prie jūsų atsiskaitimo ir visi mato viską, kas ką perka. Aš suprantu, mes vieši asmenys neturim ko slėpti ir mes nebijome, bet yra pilna asmenų. Rūpinkite savo piliečių laisvę. Kai kuriuose valstybėse grynųjų pinigų reikalavimas yra rašytas net konstitucijai. Ir tai yra Europos valstybės. Imkite Austriją. Žiūrėkit toliau. Mano supratimu, grynieji pinigai yra piliečių laisvės dalykas, vertybinis dalykas. O visus tos klausimus apie tai, kad čia padidės juodoji rinka ar dar kas nors, atsakė pats Remigijus, labai aiškiai pasakė dar vieną dalyką, ką galiu papildyti. Tam yra kasos aparatai. Mes vis didiname kontrolę per mokesčių inspekciją. Todėl tikrai kviečiu visus palaikyti. Vis tiek linkę, žiūrėkit. Aš kaip ponas pranešėjas nepasivarginu paklausti institucijų, ką galvoja pateikti iniciatyvą. Paklausiu ir finansinių nusikaltimų tarnybos, ir mokesčių inspekcijos. Ir abiejų institucijų atsakymai yra neigiami. Nepritarkitų šitam siūlymui būtent dėl tokių motyvų kaip prielaidų šešėlio ekonomikoje didinimas, iš kurio tyčiasi iš tribūnos pranešėjas arba nesurinkimo mokesčių didės rizika. Jeigu mes gerbėme institucijas, kurios atsakingos už mokesčių surinkimą, kurios atsakingos už šešėlio mažymą, įsiklausykime į rekomendacijas ir nesivadovaukime tokios nuostatos, kurios prieštarauja ir vyriausybės programai. Vyriausybės programai yra pasakyta, kad didinsim netoleranciją, visuomenės netoleranciją šešėliui.
praktiniais pavyzdžiais mes kalbame, vieną esam ir elgiamės kitą. Nu, jį čia ne mūšos jisai užvarė. Bet institucijas reikia gerbti, žinoma. Bet pirmiausia, žmonės, institucijos žmonėm turi dirbti. Ne žmonių sąskaitas tas institucijas reikia gerbti. Čia viską kitą pusę. Jo, Alvydas labai iš Tauragės. Sveiki, Alvydai. Labą dieną, labą dieną. Labą. Gerbiamas Kęstuti ir vienu žodžiu norėjau pasakyti, kas čia dabar gaunas toje Lietuvoje. Po 10 15. Mums reiškia pensininkams 500 eurų negali daugiau turėti, nes daugiau nieko negausi į savivaldybės. Kaip čia yra? Dabar daktarus apmokys 20 eurų atėjimą pas daktarą. Kur dabar, reiškia, tai pasidaro taip, kad visa ponija, kas turi pinigų, tai galės eiti pas daktarus, užsimokėti, o šitie pensininkai, maistas pakeltas dabar 3 kartus, tuo gerovės valstybė, sviestą gabaliuką ten margarins 3 kartai pakelti, ateini baisu žiūrėti, ką reikia daryti tai gerovės valstybė tiem tautos žmonėms, kurie jie čia gerbė, suprasti tuos avalkatos vadina, nežinau. Nu, vienu žodžiu noriu pasakyti taip, kad vienu turi sutvarkyti ne 10 000, o po eurą galėtų atsiskaityti, nes 500 turi jau negali supranti. Turėti daugiau, o tai kur čia 10 000, tai žmonės imasi kapeikas, tas ir kiša į pagrindas. Ačiū labai. Matot, esmė yra, kad turi žmonės susigaudyti, ką daro. Ir tyli visi. Tyli. Ir atrodo, tai, ką čia dabar jie žaidimus daro, neduoda dirbti naujai, sakykime, koalicijai. Skandalų lygiai viskas. Ir žmonių ten nėra. Ten yra kažkokios tai institucijos, kurios nurodys, kaip jums gyventi. Juk visos institucijos turi pažeidimus, nusikaltėlius, stebėti nusikalstamas veikas, o ne žmonių gyvenimus, kur ir tikrai turi žmonės patys norėti mokėti mokesčius. Ir be jokių ten širdgėlos, kadangi iš valstybės gauna visokiausių daug privilegijų, visokių nemokamų dalykų, žiūrėkit, užsienį kaip yra. Net ten kalbų daug nebūna, kad nemokėti ar dar kažką tai daryti, nes jie žino, ką už tai gauna. O čia gauna špygą dauguma. Ir dėl to reikia tada daryti, žinot, tą visą priežiūrą ir kontrolę. Taip, kad žmonės jaustų prispausti, turėtų pilni baimės, bijai dirbti, jeigu tu verslą pradėjai, tu kaltas, jeigu tu dirbi, tu kaltas. Na, o čia tai kolona 5. Jo, žiūrėkit, bet mes kalbam, kas yra ir mes šnekam, ką daryti. Dėl ko aš visada sakau, negalima rinkti konservatorių, negalima rinkti liberalų. Nes jie per tos visus 35 metus parodė, aš nesakau, kad jie dirba kam nors 5 koloną, bet jie Lietuvą griauna. Savo interesus įgyvendina. Pažiūrėkit, kad tie visi, kiek yra visokiausių prikurta dalykų perteklinių, kiek pinigų nuplaukia, kiek projektų įvairiausių. Ir Arnoldas dar nori įsijungti. Klausom, Arnoldai. Sveiki, kolegos, kaip sakyt, užvedė tokią karštą temą, kurią ne aš vienas gvildinu, bet gerai žinote, kad ir Petras europarlamentaras kreipėsi į VSD dėl 5 kolonos veikimo, tai yra dėl Sorošo brigadų, jačeikų, 5-tukų, vadinasi tame tarpe dėl pakso nuvertimo ir panašiai. Tai va, štai kur yra tikroji 5, vadinasi kolona, juokais. Dabar, čia ne juokas, iš esmės galima pajuokaut, bet dalykas rimtas. Dabar, vadinasi, pamenu savo laikais Kauno KGB pulkininku buvo Gediminas Bagdonas. Aš sutikdavau jį atskirais momentais, kada Ramoviai tarnavau, jis pirkdavom kartu laikraščius. Ir sakau, kaip čia, draugų įvaizdo, draugas pulkininkas, sakau, kaip čia yra, sakau, jūs mane persikėjot tarybiniais metais, dabar, sakau, savy vadinasi, kabinasi, a ką jie to, sako, padarys, mes neradom, a ką jie, sako, prieš taveras. Tai va, čia toks dalykas, dabar jie ieškos 5 kolonos, man tik tai įdomu, kad Petras kreipėsi į VSD
dėl to, kad vadinasi, lik ir nežinotų, kad jauniškis Darius pereina į NATO dirbti. Vadinasi, nu aplamai dabar keista, užsienio reikalų ministras buvo saugumietis, jauniškis pereis į NATO ir panašiai. Nu, bet dabar saugumo, kaip sakant, iniciatyvą perėmė Skvernelis, kadangi jo žinioje buvo kriminalinė žvalgyba. Ir Kęstutis turbūt gerai žino, kad kriminalinė žvalgyba atskirais atvejais operatyvinės informacijos turi žymiai daugiau negu VSD. Nebereikalo, kada archyvus naikino, Vidaus reikalų ministerijos archyvai buvo sulikviduoti. Nu, pristrojkos pradžioje, nes daug informacijos, kaip sakant, buvo apie visus jau darbelis. Dabar, vadinasi, Karoliui, ką aš noriu pasakyti. Gerbiamas Karoli, jūs kaip analitikas turėtumėte atkreipti esminį dėmesį ne į tai, kaip bus atsiskaitama kioske arba, vadinasi, kokiai tai parduotuvai, bet kad tai yra globalinis, pabrėžių, procesas. Reiškia, nauja finansinė era pereinant į skaitmeninius, vadinasi, valiutą. Vadinasi, bankininkystė, nu ne tik ten, kaip sakant, sudėtingi dalykai, čia mes, vėlgi sakau, minutės bėgi neišaiškinti. Vis dėlto, Katasoną rekomenduoju pažiūrėti ir pakomentuoti. Nes, vadinasi, tai yra žingsnis į vergovę, išėmimas, vadinasi, realių šitų popierinių, sakykime, tai pinigų, kurių yra jau perprodukcija, jeigu galime tai pasakyti, kurie nieko nepadengti ir pereis dabar į tą, kaip sakant, naują atsiskaitimo formą. Reiškia, likviduojamas šitas spekuliatyvinė finansinis kapitalas. Toliau, vadinasi, reikalas yra tas. Manyčiau, kad reikėtų dabar atkreipti dėmesį, kas mus tiesiog liečia. Dabar, jeigu gerai žinote, ir jaunimo akcijos ir panašiai, dėl šito nekilnojamo turto apmokestinimo rengiamas mitingas. Gerbiamas Karoli, kiek aš kartų jūsų klausiu, ar jūs tiesiog asmeniškai dalyvaujate kokioje akcijoje, nu pradedant Sąjūdžio laikais, apart karjero ten, kur dirba, nu čia yra darbovietė, apie darbovietės daug galima pasakoti, bet kaip sakant, tas iš esmės jau yra istorija. Karjero žvyro muziejaus netidarysite. Dabar reikia daryti, vadinasi, akciją, kurią reklamuoja, nu ne aš reklamuoju, aš tik tai perpasakoju, rengs, bus diena, bus mitingas, kiek tūkstančių turi namus, kiek vadinasi žmonių, bet ko aš bijau, dabar, kad matote, visam pasaulyje eisenos mitingai Jugoslavijoje, čia Rumunijoje, kur tik tai nori. Ar vėl ta penktoji tikroji sorošinė kolona nepanaudos šitų žmonių mitingus kaip astros, nepasakys, kad tai yra valstybės perversmas ir kažkas panašiai. Rekomendacija neprileisti, vadinasi, prie organizacinio komiteto jokių galimų provokatorių. Čia turėtų Petras susiderinti su Maskiu ir išmesti popierius, nu, kaip apie Paksą, kas padarė apie kalėjimus, ką padarė ir kas gali suorganizuoti, vadinasi, iš tikrųjų valstybinį perversmą. Nu, ką aš galiu pasakyti, trockizmas nepraeis, vadinasi, visą šitą penktą koloną reikia sugaudyti ir susodinti atitinkamas vietas. Trumpai tau leidus paskutinis pasakymas. Senas toks anekdotas, NKVD tikrina kameras, už ką sulaikytas. Aš pasakiau, kad Rabinovičius yra liaudės priešas. Gerai, išsiaiškinim, sėdėk toliau. Į antrą kamerą. Už ką sėdė? Sulaikytas. Aš pasakiau, kad Rabinovičius ne liaudės priešas. Gerai pasakė, sėdėk toliau, išsiaiškinim. Atidaro trečią kamerą. Už ką sėdė? Nežinau. A pavardė? Rabinovičius. Nu ką, iki kol kas. Jo. Na, aš manau, kad mūsų darbas, kurį mes darom, tai yra daug daugiau negu sėdėti ant bačkos ten ir pareikauti. Taip, kad Žiūrėkit, čia akcijos. jo, tos akcijos, suprantat, Lietuvoje nėra faktiškai tų akcijų. Mes anąkart šnekėjom su jumi apie susirinkimus, kad pasiūlė, reiškia, susirinkimų, kad nereikėtų leidimų prašyti. Matot, kokias kilo kalbos tam Seime. Ir ką pasakė Razma, kaip čia gali dirbti kitiem. Čia susirinks, suprantat? Eis kas norės. Pas mus, leidimų. jo, pas mus skaitosi demokratija, bet skaitosi tos demokratijos. Jo, ir parašo, ir paskaito, ir pašneka, o jos kaip nebuvo, taip ir nėra. O jeigu paimti, aš taip pažiūriu, aš neliečiu specialiai, aš pažiūriu, kas dedasi. Vokietijoje, Berlyne dabar komunalininkai streiką buvo paskelbę, taip. Tai visas Berlynas, visas, užverstas šiukšliam. Įsivaizduojat, ir tos dalykus rodo, pas mus, aišku, nerodo. O ten rodo, aš žiūriu, jų tenai rodo.
Ir dabar, kai vežioja, dabar streikas baigėsi, po 3-4 tūkstančius tonų veža per dieną. Konteineriai visi, galite įsivaizduoti, kaip toks miestas. Tai viskas baisu. Dabar apie akcijas, jeigu paimti. Izraelį. Rodo naktį, visą naktį, reiškia, akcija prieš vyriausybę, o tenai, kiekviena šalis turi savo, reiškia, vadovybės apsaugos tarnybos vadas, generolas. Jis nesutarė, jisgi saugo tiesiogiai ir Netanjahu ir visą tą, nes nesutarė tenai ir jį atleisti, liepė maitį, jis neišeina. O atleisti jį negali, kadangi ten yra 7 žmonės Izraelį, kurios skiria specialiai konsultacinė grupė. Jin skiria ir tik tai jie gali atleisti. O kadangi jį vis tiek atleidžia, tai ten didžiulis mitingas. Rėkia per naktį, ten triukšmas. Bet tą, ką aš mačiau savo akim, ką rodo, padangas dega. O kaip padangas dega? Padanga numesta ant asfalto, moteris prieina, matosi, moteris prieina, įmeta degantį ir tą iš karto užsilepsnoja, reiškia, ten apipila paruošia. Tik aš čia tokius dalykus pasakosiu, bet tai jie yra, suprantat. Didžiausios demonstracijos yra ir mitingai yra Amerikoje, studentų, dėl Palestinos. Nedaug dievė. Ir ten, matot, tai pas mus aš jau čia ne kartą minėjau, atvažiavę buvo iš užsienio. Sako, pas jūs nėra studentų. Sako, kaip pas mus čia tiek Kaune universitetų, institutų, sako. Tai kokie, sako, studentai? Jokių akcijų, jokių prieš, nieko, visi nulenkia galvas. O sako, kodėl jie taip? Sako, bijo visi. Bijo, čia tokia demokratija. Pradėjo ką nors paprieštarauti valdžiai. Čia žmogaus šiandieną laisvės tiek suvaržytos, kad net, ką čia kalbėti, pažiūrėkit, dabar pakėlė klausimą, kad šiek tiek atpalaiduot, kiek puolimo. Ir dėl ko? Dėl savo žmogaus pinigų. Tai, kad aš negaliu nusipirkti kažko už savo pinigus. Tai jeigu aš uždirbau legaliai tuos pinigus, jeigu aš juos turiu, jeigu aš juos pavogiau, tai tada kitas klausimas. Bet jeigu aš turiu uždirbęs, deklaravęs savo pinigus, tai aš negaliu juos pirkti. Nežinau. Apie ką čia kalbamės? Dabar žiūrėkite apie tas grėsmės, 5 kolona, čia viskas dėl tų grėsmių. Taip? Jo. Aš visiškai nenoriu ginčytis, čia yra grėsmės, nėra. Bet aš garantuoju, jeigu nebūtų konservatorių ir liberalų, tai grėsmės būtų mažesnės, tikrai. Tikrai, garantuoju. Dabar žiūrėkit, Nausėda kalba. 5 kolona kelia galvą. Matau 5 kolonos stiprėjimą. Jie elgėsi pakankamai gudriai. Kartais mėgina vaizduoti save Donaldo Trumpo šalininkais. Iš tikrųjų, tai yra paprasčiausia elementariai buitinė, primityvi 5 kolona. Mes negalime užleisti komunikacinės erdvės. Turime su jais kovoti ir kovoti negailestingai. Čia demokratija. Demokratijos tėvas, prezidentas kalba. Antradienį Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis užsiminė, kad Seime esą formuojasi 5 kolona, palanki priešiškom valstybėm. Taip jis kalbėjo paslapto Seimo posėdžio, kuriame parlamentarams žvalgyba, kariuomenė ir užsienio reikalų ministerija pristatė saugumo situaciją Lietuvoje, kalbant apie žymų gynybos išlaidų didinimą. Be abejo, mačiau, kad kitiems nebuvo įdomus pristatymas, bet reikėjo išbėgti į žiniasklaidą ir pasidalinti savo įžvalgom. Tai yra tam tikra 5 kolona Seime. Besiformuojantį, mes matome ir pagal balsavimus. Turbūt tokiem žmonėms nieko nepasakysi. Paluckas, nematau, sako, nei vieno parlamentaro, kur dirbtų priešiškom valstybėm. Bet žiūrėkit, kas sako, buvęs saugumo departamento vadovas Green. Žiūrėkit, ką jisai sako. Kaip šnekėjo, taip šnekės, čia nieko naujo, įprasta, jei tik kas nors nepatinka vadinti Kremlių ir dar ko nors. Ar jie Seimo nariai šiandien balsavo dėl Otavos konvencijos? Ne, nes čia yra burbulai. Tai jie suprastų, kad tai svarbu. Jau nuo 10 valandos turėjo balsuoti.
Taip pat buvęs žvalgybos vadovas pastebėjo, jog dažnai po to, kas įvardima kaip Rusijos įtaka, slepiasi sudėtingesnės visuomenės problemos. Labai paprasta sakyti, tai Rusijos ranka visi greit randa tokį pasiaiškinimą. Tai ko aš turiu tikėti? Ar saugumo vadovų, ar Šakalienė, pavyzdžiui, kokia? Nu, Šakalienės terminologija ir Jo, bet veiksmai kaip ministrės taip pat turbūt kelia jums daug kur žiūrėkit, šypseną. čia jo, Šakalienė, Bilotaitė, Matė šunys. Teisingai pasielgė valstiečiai, kada jie pasakė, Širinskienė, sako, tu neik, pa žurnalistus nekalbėk. Nes jinai nueina, žinot, jinai, kas jai šauna, tenai tiegi žurnalistai, kai visada jie tenai provokuoja, tai jinai prišneka, tai jai pasakė. Tai Šakalienė reikėtų pasakyti, tu, moteriškė, tu, jeigu važiuoji tas ekskursijas, važiuok, matave šunys, bet tu nekalbėk. Dabar Šakalienė Vokietijos sprendimas skolinti gynybai padės Lietuvos ekonomikai. Ką bendro? Su Lietuvos Ką jie turi su ekonomika? Lietuvos ekonomika, supratimo kokią jinai turi. O koks tas sprendimas? Aš turiu dar papasakoti, koks sprendimas. Papasakosiu, koks tas sprendimas. Vokietijai buvo rinkimai, jau išrinktas naujas Bundestagas. Bet jie tenai neturės tų balsų, tam Bundestage tą koaliciją, kad galėtų daryti pakeitimus konstitucijai. Tai paėmė padarė, kam jiems koks pakeitimas reikalingas? Jiems reikalingas pakeitimas, kad galėtų pinigų pasiskolinti. Skolinti. Tai jie padarė, čia dabar, su šita sena, kur turi balsų, 100 milijardų jie pažadėjo žaliem. Iš tų, kur pasiskolė 100 milijardų, nors žaliai ten koalicijoje nebus, bet jie vis tiek yra tie žaliai. 100 milijardų pažadėjo. Tai tie žaliai prabalsavo ir jie čia pasididino, reiškia, ta nauja valdžia dabar pradės dirbti, jau kitą savaitę bus kancleris ir pasidarė pinigų. Bet 100 milijardų davė tiem žaliem. Tai negalvojat, kad jie tos pinigus 100 milijardų panaudos Vokietijos geroviai, žmonių geroviai. Jie varys tą savo žalę politiką, griausta Vokietiją kaip, a Vokietijoje pažiūrėkit, kokie dalykai dedasi. Taip atrodo, kad čia viskas paprasta. Kas galėjo pasakyti, reiškia, kad Vokietija griauna, jau griauna pirmą jūros vėjų parką. Kurį čia Lietuvoje nori statyti. Jo, nori statyti. Tai, o tas parkas, reiškia, pažiūrėkit, 1255 metrų aukščio vėjo turbinų. To vėjo jėgainių parko stovisi maždaug 45 km nuo Borkumo salos. Jis gamino apie 60 megavatų elektros energijos ir tiek energiją 500 000 gyventojų turinčiam miestui. Tačiau vėjo malūnams gresia išmontavimas, nes dėl nepakankamų valstybės subsidijų jėgainė tapo nuostolinga. Neatsiperka jinai. Aptarnavimas baisus. Jis buvo pradėtas eksploatuoti prieš 15 metų. Jo statyba kainavo apie 250 milijonų eurų. O dėl daugybės techninių sunkumų eksploatacijos pradžia nekartą buvo atidėta keleriems metams. Vėjo malūnai turėjo nepertraukiamai dirbti bent iki 2035. 10 metų anksčiau jį griauna. Tačiau sprendimas nugriauti priimtas ne dėl kokių nors techninių problemų, o tik dėl ekonominio rezultato. Mat federalinės valdžios institucijos buvo įsipareigojęs 12 metų subsidijuoti jūros vėjo jėgainių parkus ir garantavo operatoriui 15 eurų centų subsidiją už kiekvieną turbinų pagamintą kilovatvalandę energijos. Įstatymas baigėsi, tos subsidijų nėra. Ir jie iš karto nustolingi darosi. O
Čia Subsidijos irgi žmonių pinigų. pinigų, Čia net kalbų žmonių nėra. pinigai. Jie Čia turi kaip ir uždirbti. konservatoriai buvo, prisimenat, su Saulės energija, kiek jie buvo sugalvoję mokėti subsidiją po 1,5 litro, kiek ten buvo? 1,6. 1,6. 1,6 Nu, litrai. tai įsivaizduokit, kokie pinigai žmonių sumokėt, kad pagamintum, sumokė eurą, kad pagamintum 50 centų. Tai čia ekonomika. Dabar žiūrėkit. To keliu, reiškia, to keliu nuėjo ir kitas valstybės. Jie pasirašė, reiškia, paversti Šiaurės jūrą, paversti žaliąją Europos elektrinę. Vėjo jėgainių parko apimčių Belgija, Danija, Vokietija ir Nyderlandus. Vėliau prie šios koalicijos prisijungė Prancūzija, Airija ir Liuksemburgas. Taip pat ES nepriklausančios Norvegija ir Jungtinė karalystė. Projektų sumota iki 2050 metų sukurti milžinišką tarpusavy sujungtą jūros vėjo laukų sistemą, galinčią generuoti 300 gigavatų energijos. Tai būtų net 10 kartų daugiau nei dabar. O toks energijos kiekis galėtų aprūpinti net iki 200 milijonų žmonių. Matot? Ir čia jie tą Šiaurės jūrą pasirinko, todėl kad jie neturi pas save tiek žemė, tiek vietos. Na. Dabar pažiūrėkit. Tai čia kada pasirašė? Laikas parodė kitaip. Investicijos į naujus jūros vėjo projektus 22 metais sumažėjo 40% ir pasiekė žemiausią lygą nuo 2009. Ne vienam komerciniam jūros vėjos energijos projektui 22 metais nebuvo duotas galutinis leidimas. Ką pas mumi nežino, pasakykit. Matot? Ir pas mumi įlindo su tais parkais. Tai gerai, kad čia ten Palucko vyriausybė jie sustabdė dabar. Jie sustabdė ir... Tai mato, kas vyksta aplinkui, kitose valstybėse. Tai... Jie sustabdė ir kadangi pas mumi tą Ignitį, buvusią Lietuvos energiją valdo finansų ministerija, tai finansų ministras Šadžius dėl Ignitis grupės vadovo atsakomybės balandį nuspręsti turėtų stebėtojų tarybą. Ta stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybos pirmininkas, žinot kas? Alfons Pobel. Kas čia iš... Taip yra. Taip yra. Grupė stebėtojų taryba, kurioje 2 finansų ministerijos atstovai ir 5 nepriklausomi nariai. Tos nepriklausomus jos išrenka iš tenai, iš kažkur tai. Gal jie ir žmonės kompetitingi, aš nežinau, bet tokia tvarka. Jie gauna, aišku, didžiulius pinigus. Matau. Noriu užduotis kokia? Nu, tu užduotis tokia, stebi kaip dirba ta. Stebi valdyba pirmiausia, kaip dirba. Čia Igničio. Igničio. Visa kaip Igničio grupė. Nu, ir kadangi ta Igničio grupė pasidarė ten, aš jau nežinau, kiek jų ten yra visokio. Ir jie čia, nu, aiškiai, įlindo su tais parkais. Įlindo. Ten jau mes kalbėjom, kad pirmą tą parką 50 milijonų įdėta ir nėra laiko sakyti, bet šneka, kad 35 metais, kada tenai, vienu žodžiu, jeigu daugiau neįlystai ir daug dievė. Bet čia visas turim valdžias. Ir reikia neužmiršti, kad mes turėjom tą elektros energijos, nežinojo žmonės jokių sutarčių, jokių tenai. Jokių. Turėjo tos energijos, o dabar jau Seime registruota, jau leis laikinai sugrįžti žmonėm į visuomeninį tą tiekėją. Bet ir tai tie, kurie mažai naudoja. Bet čia daugiau naudojančius vėlgi. Bet čia vėl bus triukšmas, konservatoriai, liberalai. Kaip jūs čia, mes liberalizavimą jūs Gražinat. Jūs gražinat. Matot? Na, žmonėm iš tikrųjų dabar sunku net įsivaizduoti, kaip turėtų veikti demokratija, kaip turėtų turėti žmogus laisvą žodį, turėti savo nuomonę, galėtų išsakyti.
jau žmonės daug kas jau pamiršo. Vien jau prisimint galima apie šeimų maršą. Pažiūrėkit, dar po šiai dienai bylos, persekiojimai tų žmonių dar nesibaigė. Ką jie padarė blogo? Pasakė, kad šeimą tradicinę prigimtinę reikia išsaugoti. Ir kad ten tos tolerancijos nesikištų į mokyklas ir nežalotų vaikų. Daug yra dalykų, apie ką turėtų žmonės pasigilinti ir nenumot ranka. Ai, čia šneka bileką, o tas bileką, tai viskas vyksta mūsų valstybės išrinktų politikų veiklose. Jo čia yra atsakomybės nebuvimas. O žmonės nieko neturi ką nei pasigilinti, nei laiko, nei žinių neturi. Žiūrėkit, dabar Seime trumpai labai. Reiškia, ten klausimas eina apie tą LRT tarybą. Tarybos pirmininkas atsistatydino. Taip. Ot. Ir pristatymas. Siūlau šio įstatymo projektų paskirti Lietuvos radijo televizijos komisijos nariais Martišių, Šiaulienį ir Bagdzevičių. Taip pat atleisti Bagdzevičių iš Lietuvos radijo televizijos pareigų ir atleisti Slapščiai iš radijo televizijos komisijos pirmininko pavaduotojų pareigų. Jankūnas, mokslo daktaras, tas medicinos, žinot, su vėgelė kartie. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Dėl 2 kandidatų viskas aišku. Dėl 3 norėčiau paklausti. Šiaulienė, istorikė, kuri apgynė disertaciją. Lietuvos komjaunimas komunistų partijos pagalbininkas kovoje už socialistinės revoliucijos pergalę ir jos įtvirtimą Lietuvoje 41 metais. Vadovas Mykolas Burokevičius, kuris atliko 12 metų įkalinimo bausmę už antikonstitucinių organizacijų kūrimą ir buvo tarp sausio 13 valstybės perversmo organizatorių. Tai aš noriu paklausti, ar nebuvo pasiūlyta kandidatų, kurie nekolaboravo su okupacinė valdžia ir nepadėjo jai kvailinti Lietuvos žmonių? Ačiū. Reikia pristatytojas. Ačiū gerbiamas kolega. Pagal statutą 2 kandidatus į LRT siūlo opozicija. Tai buvo pasiūlyta vardant Lietuvos kandidatė Šiaulienė ir Lietuvos socialdemokratų Martišius. O taip pat balsavimo pasirinktas iš opozicijos. Matot. Pritarė vis tiek pateikimą. Balsavo 91, už 73, prieš 6, 12 susilaikė. Matot, žmogus atėjęs iš kitur. Aš nesakau, man vienodai rodo ten Burokevičius ar kas. Tai mano toks požiūris, kadangi aš gyvenau tais laikais, aš mačiau ir aš žinau ir dabar, kad Seime ir Starkevičius komunistas, ir Nausėda komunistas, ir Sysas komunistas. Tai pilna dar yra. Pilna jo yra, tai, bet čia žmogus kitokių pažiūrų ir jis pasakė. Ir aš jam pritariu, aišku pritariu. Ja, apibendrinant situaciją, matosi pavasario, kaip čia sakė, ateis pavasaris, bus geriau, pavasaris atėjo, o geriau kur? Kur, Karoli, geriau? Yra geriau, kad yra sveiko balso, sveiko proto yra balso, yra šiek tiek. Geriau, negėda paskaityti, ką sako Vėgėlė, paklausyti, aš esu paklausau tiesiogiai, negėda, kad jo kolega, Paluckas kol kas, negaliu sakyti, kad aišku. Pasiduoda šitiem. Jo, aišku. Suprantat, aš dirbau kitaip, mano kitokias galimybės buvo, aš dirbau raštingai, greitai, pas mane nebuvo jokios gumos, kaip sako, jokio tampimo. Jo, čia, mato, tampamas gumų ir visas darbas daromas, kad išsaugoti sistemos savo viso hebrytės interesus. Ir kiek atsiras žmonių, kurie sustabdys šitos dalykus, tai priklausys nuo žmonių sąmoningumo per rinkimus. Ir čia yra bėda. O žiniasklaida dirbo ir dirbs tiem, kurie moka pinigus, sako, kas moka, tam ir groja. Jo, bet galėtų būti ir tai, pavyzdžiui, žiniasklaida jūs paminėjote, išlindo jie reiškia, pinigų ribojimu to žiniasklaida. Tai turėtų žiniasklaida pasakyti, kreiptis į partiją, kad arba jūs tą žmogų savo nukreipkite ten, kaip turi būti,
Arba žmonės nebalsuokit už tokią partiją, jeigu jūs nepasitvarkot. Taip turėtų būti, jo, bet tai mūsų laikas visai baigėsi. Ačiū visiems, tai buvo laida Kauniečio akimis. Karolis Bruderis, aš Kęstutis Pūkas, linkime, kad jūsų širdyse atsirastų norų, kad Lietuvoje būtų geriau. Pavasaris atėjo. Iki. Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejonės. Televizijos kanalo Pūkas TV laidoje Kauniečių akimis.